O čia taip buvo sveikas. Ačiū gerai. O čia taip buvo. Sveiki visi! Sveiki, brangūs šio renginio dalyviai, svečiai, žiūrovai bei mėly mūsų keturkojai. Šią saulėtą dieną visi susirinkome švęsti pasaulinę gyvūnijos ir Švento Pranciškaus azijiečio gyvūnų globėjo dieną. Pasak legendos, Šventasis Pranciškus mokėjo paukščių kalbą, suprato gyvūnus ir net buvo prisijaukinęs vilką. Po mirties jis buvo kanonizuotas ir paskelbtas šventuoju gyvūnų globėju. Šią progą mes susirinkome drauge pasidžiaugti ir pasidalinti žiniomis apie mylimus keturkojus, parodyti tai, ką jie moka, bei pabūti visų mūsų bendraminčių būryje. Na, o jei šią dieną išgirsite, kad kažkas moka ar supranta gyvūnų kalbą, pasakykite ir mums. Toks žmogus tikrai vertas šventą. Lietuvos technologų draugija ir magistras dėkoja su šiems sveikams. Dėkoju policija šiandienas mūsų renginį ir užtikrins mūsų saugų. Bet protokos Viktor ir Petr už veikimą. Aplodismentai su keturkojam. Čia gobis ir gobis. Na, kokios gi šventės be techninių trukdžių? Tęsime mūsų šios iškilmingos šventės atidarymą. Taigi, matote du raitosios policijos pareigūnus, kurie jums parodo keletą elementų naudojimų tarnybos metu. Būtent įėjimas dviese šalia ir perėjimas į kitą poziciją, persilenkit vienas su kitu. Matot, kaip žirgai ramiai ir užtikrintai keliauja. Pilnai paklūsta raitelių komandai. Šitie elementai dar būna naudojami ir daugiau raitelių būryje. Taip reikia išlaikyti griežtą rikiuotę. Dėl to, norint tai pasiekti, tenka ilgai treniruoti tuos pačius žirgus, kad jie paklustų, nebijotų eiti vienas šalia kito.
ir atliktų reikiamas komandas. Matot, dabar vienas raitelis daro stūmimą šonu, tai yra korpusų irgi naudojama didesnių neramumų atveju, kada įsirikiuoja 8 ar 10 žirgų. Siauruose praėjimuose gali ir 2, 3, 4 įsirikiavę atstumti arba išlaikyti tam tikrą objekto apsaugą arba kitų žmonių apsaugą nuo negatyviai, agresyviai nusiteikusių asmenų. Sukimasis vietoje, matot. Aišku, be darbo, mes mokinomės ir keletą triukų, kuriuos panaudojam pasirodymų metu. Tarnyboje praktiškai to nereikia naudoti. Yra žirgų ramumas, nors raitelis yra ant jos nučiumis. Tai yra vadinamos žirklės bei nulipimas nuo žirgo. Tokiu būdu. Matot, žirgai irgi moka duoti kanopą, kaip ir jūsų keturkojai draugai šuniukai. Labai skani žolė beje čia, jeigu pastebėjau. Šie žirgai yra 11 ir 13 metų amžiaus. Pačiame jėgų žydėjime su tokiais žirgais lengviausiai jau yra dirbti patrulėje, nes jie profesionaliausiai apmokyti, yra fiziškai sveiki, stiprus ir atiduoda save mūsų valstybei, kaip ir mes policijos pareigūnai. Ačiū visiems. Dar kartelį dėkojame Petrui Auštrevičiui ir Viktorui Čedovičiui. Dėkojame jums, kurkime gyvūnus mylinčią šalį drauge. Aplodismentai mūsų keturkojams, didiesiems policijos žirgams. Juk ne kiekvieną dieną galite išvysti tokį pasirodymą.